Treneri, labai įdomios rungtynės, neutraliam žiūrovui, ilgai atsilikinėjot, atrodė ketvirtam kėliny minus 16 likus 7 minutėm. Kokį kozerį ištraukė ten per tą minutės pertraukėlę, kad viskas pasikeitė? Na tai spaudimas, manau, kad ten pasiteisino, priklydo nemažai varžovai, pasinaudojom to, tai užsikabinom vėl už varžybų, tą gavom tokį papildomą galimybę užsikabinti ir grįžti į varžybas, tai pasinaudojom. Važiavo toli gražu nestipriausias, ne tos čempioniškos sudėties šiandien, kiek apsunkina patį procesą, kai neturit visos masės savo lyderių. Tai manau, mes nusiteikę jau šiemet šitam esam ir kad jie, kas žaidžia RKL arba NKL, tai jau, manau, yra pasiruošę tenais svarbius vaidmenis vaidina savo komandose, tai esam su tuo susitaikę ir turim žaidėjų, bandom žaisti su tuo, kas yra ir džiaugiamės, kad pavyko šiandien kažkas.